žmonės matytų, kad mes egzistuojam. Nes kai pradės matyti, kad mes egzistuojam, pradės pažinti, turėti tą kontaktą ir tiesiog aš tikiu, kad taip pradės ir labiau priimti ir tai taps normalu, kad žmonės yra įvairūs ir kad mes apskritai čia esame. Sveiki sugrįžę, o kas pirmą kartą sveiki atvykę į Vytauto Didžiojo universiteto socialinių mokslų fakulteto socialinės įvairovės dialogų seriją. Ir šiandien mes esame VDU botanikos sode, pats žydėjimas, birželis, saulėta diena ir mes turime saulėtą viešnią, jeigu gal neperdėdamas pasakysiu, bet labai džiaugiuosi, kad šiandien turiu laimę ir galiu pakalbinti Indrę Muraškaitę. Ir mes kalbėsime tema, kuri anksčiau tokios temos visai nebuvo kažkada tai. Paskui jinai atsirado, visuomenė atsirado ir jinai atsirado tokia ta tema nesuprantama, sudėtinga, bijomasi, daug stigmos, tokių etikečių, tokio nerimo ir kuris virsta kartais ir labai konkrečius dalykus. Tai yra šiandien autizmo tema. Ir mes, labai džiaugiuosi, kad Indrė sutiko pakalbėti būtent autizmo tema, nes Indrė niekas kitas turbūt, žmonės mes žinom, bet yra kas žino galbūt, bet Indrė, nežinau, aš nemačiau nieko kito, nesutikau ne vieno žmogaus, kuris geriau žinotų šitą temą. Ir visų pirma, turbūt yra todėl, kad pati Indrė, jinai papasakos pati apie save, aš nenoriu jos apibūdinti, bet Indrę pirmą kartą sutikau ir paprašiau tada, reiškia, kad sutikau kalbant apie apskritai autizmą ir studijų sąlygų pritaikymą autistiškiem žmonėm. Ir žinot, tai, ką išgirdau, kaip kalbėjo Indrė kartu su savo kolega, ir reiškia, tai mane, nors atrodo lyg ir nemažai žinojau ir nemažai skaičiau, bet pats neturėdamas vidinės autizmo patirties, vidinės perspektyvos, neturėdamas pats egzistencinės patirties, daugiau bendravimo patirties su žmonėm, man tai buvo be galo mane praturtinantis Indrės pranešimas. Ir labai džiaugiuosi, kad ir paskui mes turėjom pokalbį su Indre ir labai džiaugiuosi, kad Indrė sutikai ir šiandien pakalbėti mūsų tinklalaidei ir pakalbėti būtent autizmo tema. O Indre, gal gali truputėlį prisistatyti, prašau, ir tą visų pirma, aišku, mes čia labai privilegijuojam vidinę perspektyvą. Mums labai svarbu žmonės, kurie turi patys autentišką savąją patirtį vieno arba kito kažkokio tai dalyko, kas iš principo sudaro ir socialinės arba visuomenės įvairovės esmę. Indre, prašau prisistatyti. Tai visų pirma, labai ačiū, kad pakvietėt ir taip gražiai pristatėt, jaučiu, kad dabar lūkesčiai užkelti. Bet jeigu apie mane, tai aš su autizmu susijusi iš labai daug įvairių perspektyvų ir dėl to tas mano matymas, jis yra veikiamas labai įvairių perspektyvų. Tai aišku, visų pirma, mano pačios asmeninės patirties, su kuria aš gyvenau nuo gimimo, bet apie kurią sužinojau tik maždaug turbūt 26. Sau tai pripažinau iš vis tik 30, tai yra dar kitas patyrimas negu augti, žinant, kad esi autistiškas. Tai todėl irgi nepretenduoju į tokį visuminį žinojimą ir galėjimą pasidalinti patirtim, kuri atlieps absoliučiai kiekvieną autistišką asmenį, nes įvairovė yra pernelyg didelė. Tai ta asmeninė patirtis yra labai svarbi ir jie man labai padeda ir kitose srityse, tiek mano profesiniai dabar jau veikloj, psichologiniam konsultavime, kur aš dirbu būtent su autistiškai suaugusiais žmonėm. Tai irgi aš girdžiu daug istorijų, daug skirtingų žmonių istorijų. Sakau, esu apdovanota klientų įvairovę ir galiu pamatyti
dar daug dalykų, kurių irgi nepatiriu ir kurie mane irgi nustebina. Lygiai taip pat, kaip jūs sakėt, klausantis pranešimo jūs nustebino, tai ir mane vis dar mano tą matymą plečia ir kitų autistiškų žmonių patirtis. Ir tikrai domina mokslas. Tai tikrai nemažai stengiuosi ir sekti, ir kas vyksta moksle, kas vyksta akademijoje, aktyvizme, ir pati stengiuosi prisidėti ir prie visuomenės švietimo. Tai iš esmės tikrai, kaip aš sakau, tiesiog atrodo su visa panėrusi, tiesiog visa savim, visais įmanomais aspektais į šitą temą. Labai daugialypė, labai daug dalykų, daug tapatybių susikerta pas pačią, esi profesionali psichologė, VDU psichologijos bakalauro, magistro bakalaurė, mokėsi užsienyje psichologijos ir dabar ir užsiminė ir konsultavimu. Ir pati esi autistiška, pati ir ne tik, kad esi autistiška, bet kalbi apie iš autistiškų žmonių perspektyvos, daliniesi, ką reiškia būti autistiška, padedi žmonėms suprasti, kaip, ką aš girdėjau apie studijų sąlygas, kaip pritaikyti mokymasi, mokyklos patirtis, labai įdomu išgirsti, kas vyksta bendro ugdymo mokykloje. Padedi kitiems, turi tokią labai, sakyčiau, labai įvairialypę, daug sankirtų, tapatybės sankirtų ir vėlgi dar ką norėčiau pasakytumei, priklausai irgi suaugusių žmonių, autistiškų žmonių asociacijai. Ką jūs kaip asociacija, nes jūs tikrai vykdot labai stipriai visuomenės sąmoningumo ir šviečiamąją veiklą, bet kaip tai, kodėl jūs taip nusprendėte, atrodytų lyg norėtųsi pasislėpti, juk ta stigma ir baimių be galo daug, ir lyg tai norėtųsi įlysti savo kamputį, ir kad niekas tik tai netrukdytų, nes tas trukdymasis yra, kiek girdžiu istorijų, jis yra labai žeidžiantis, jis labai gali, stipriai pažeisti ir žeisti. Ir kaip jūs taip išeinat į viešumą, dalinate savo patirtim ir padedat kitiems suprasti autizmą? Šiaip turiu šiek tiek pataisyti, tai porą faktų, nes visų pirma, vis tiek negalim sakyti, kad mes apskritai turim Lietuvoje tokį dalyką kaip suaugusiųjų asociacija, nes tai nėra kažkoks formalus darinys. Taip, yra organizacija, yra VŠI, kuri yra vedama vis tiek ne autistiškų žmonių įkurta. Ir tai yra šiek tiek kitas dar dalykas. Aš sakyčiau, kad dar Lietuvoje dar tik brandinamės link to etapo, kai suaugusi autistiški asmenys tikrai taps savarankiški ir atstovaujantis savo teisės ir turės kažkokį tikrai formalų darinį. Tai šiuo metu mes turim neformalią bendruomenę, kuri susikūrė iš vis Facebook grupės pagrindų. Jie ten daugiausiai ir veikia, ir iš ten visos veiklos ir kyla. Ir iš esmės irgi, ką turiu pataisyti, aš nesu labai aktyviai ten įsitraukusi būtent dėl savo šitų tapatybių sankirtų, nes profesinė etika psichologui neleidžia bendrauti su savo klientais, būti pernelyg arti, turėti dvigubus santykius. Ir man asmeniškai teko priimti labai labai sunkų ir sudėtingą sprendimą atsitraukti ir vykdyti šią veiklą labiau atskirai ir netgi labiau šiuo metu daugiau bendradarbiavimo su autizmo asociacija Lietaus vaikai. Dėl to, kad Lietuvoje mūsų bendruomenė yra dar labai 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 maža ir iš esmės aš pati savo klientų siunčiu į tą bendruomenę. Ir jie ten yra mano klientai ir, žodžiu, tas persidengimas tapatybių yra labai sudėtingas, todėl aš labiau ieškau būdų, kaip kitais būdais prisidėti labiau individualiai. Ir ta mano bendruomenė veikla yra tokia, kad aš informuoju apie savo veiklas, aš kviečiu, aš darau, bet aš negaliu pasakyti, kad aš tikrai esu labai aktyviai įsitraukusi. Bet tas atsiverimas, jis man pačiai nebuvo labai paprastas. Aš ne vienerius metus ėjau link to, kad atsiskleisti, ir pradėjau nuo tokių uždarų erdvių pasisakyti kažkur privačiai, pavyzdžiui, tie patys mokymai aukštosioms mokykloms. Tuo metu aš pasisakiau tik tai auditorijai, kad aš esu autistiška mokymų metu, kad jie žinotų, kad tai yra gyva patirtis, bet viešai aš tai slėpdavau. Ir tik kai aš pradėjau savo profesinę veiklą, aš nusprendžiau parašyti ir savo tinklalapyje, kad aš esu autistiška. Man pasirodė tai svarbu, kad tai būtų žinoma, ir svarbu ir žmonėm, kurie pas mane kreipiasi, kurie jaučiasi galbūt saugesni. Ir kartu, kad čia dar vienas
dar viena priežastis yra, ką aš įsivaizduoju, kad yra ir kaip tam tikras rolės modelis kitiems žmonėms autistiškiams, kurie bijo atsiskleisti, bet kurie gali tapatintis, kurios galbūt tai gali padrąsinti, kalbėti šiek tiek drąsiau. Ir trečias dalykas, tiesiog norisi, kad žmonės matytų, kad mes egzistuojam, nes kai pradės matyti, kad mes egzistuojam, pradės pažinti, turėti tą kontaktą ir tiesiog aš tikiu, kad taip pradės ir labiau priimti ir tai taps normalu, kad žmonės yra įvairūs ir kad mes apskritai čia esame, kol mes slėpsimės, tol labai sunku kažkokį pokytį padaryti. Gerai, grįžkim biškutį prie to, ką reiškia būti autistišku žmogum, ką tai reiškia? Platus labai klausimas, bet vis tiek kaip apibūdintumai dabar, ką reiškia būti tokiu ar tokia? Ir čia mano mąstymas dabar krypsta tokiam dviem vagom ir sunku pasirinkti, nuo ko pradėti, nes viena vaga tai yra tai, ką jūs paklausėt, kas man intuityviai, kokia asociacija kyla. Ir man tai atrodo labai svarbu, kas man kyla. Ir yra tada tas dar kitas kelias, kas galbūt labiau apskritai apibūdina kažkokiam charakteristikom ir panašiai. Tai kai šitą klausimą man uždavėt, turiu savo pripažinti, kad mano pirma asociacija visgi buvo, kad man tai reiškia iš esmės didelius sunkumus, labai tokį sudėtingą gyvenimą. Aš save vis įsivaizduoju kaip kokį vis lipančią kiekvieną dieną į labai aukštą kalną ir ryte turiu vėl lipti į jį iš naujo. Bet labai nenoriu būti suprasta klaidingai, kad čia yra kažkoks labai tragedija būti autistiška, tai yra labai sudėtinga. Tai ateina iš to, kad būti autistišku, tai man reiškia turėti tam tikrą savitą mąstymo būdą, savitą pasaulio patyrimą, savitą supratimą, informacijos apdorojimo būdą, savitą būdą komunikuoti su žmonėm, būti socialiai, savitą išvis poreikį, kaip dirbti, kaip mokytis. Ir šitoj sankirtoj, kad aš jaučiuosi, kad tai, kokia prigimtinai esu ir man tai patinka, kai tam yra erdvės, aš netgi gerai funkcionuoju ir gerai gyvenu, bet tiesiog turiu nuolat tą pojūtį tam tikrose aplinkose, negaliu pasakyti, kad visose aplinkose, bet tam tikrose aplinkose aš turiu pojūtį, kad tai yra labai kitaip nuo to, kaip yra sudėtas pasaulis, kaip jis yra suorganizuotas veikti ir iš to man ta pirminė asociacija kyla kaip sunkumas, dėl to, kad aš nuolat turiu rasti būdą, kaip leisti savo būti tuo savu būdu, bet nevarginant savęs, nepadarant to kančia ir kaip atrasti savo būdą, nes esu jau bandžius būti ir kartais dar vis neatsispiriu tam, bandyti būti taip, kaip tarsi reikia, kaip čia viskas sudėliota ir tai visada pasibaigia blogai, tai visada pasibaigia kažkokiais sveikatos sunkumais, emociniais sunkumais ir žinau, kad tas kelias tiesiog neveikia. Tai atsiranda ta sankirta ir iš to tikrai kyla ta asociacija, bet sakau, noriu tiesiog dar pabrėžti, kad tas sunkumas nėra apie tai, kad pats autizmas savaime yra kažkoks blogis ar tragedija ar sunkumas. Bet yra terapijos būdai, jie labai taikomi ir tėvai dažnai nori savo vaikam taikyti, padaryti savo vaiką, pavadinsiu taip gal grubiai, bet normaliu. Ta prasme, kad vaikas yra kitoks, jau diagnozuotas autizmas ir kad vaikas išmoktų elgtis, prisitaikyti prie tų aplinkos reikalavimų, organizavimo, tvarkos, išmoktų elgtis pagal tą tvarką. Ir taip supratau, kad pačiai nelabai pavyko tai, ar ne? Ir netgi truputėlį, jeigu gali pakomentuoti tą momentą. Nei man nepavyko, nei nerandu mokslinių tyrimų, kurie sakytų, kad kažkam labai jau pavyksta. Ir pati net iš smalsumo šiek tiek savanoriavau savo domėjimosi pradžioj būtent tokioj organizacijoje, nes man buvo labai smalsu pamatyti savo akimis, kaip tai atrodo. Tai nepatiko nei tai, ką pamačiau, nei tai, ką aš pati patyriau, nes aš tiesiog mačiau, jeigu kalbant apie vaikus, kuriuos stebėjau savanoriaudama, labai aiškiai mačiau, kaip jie pamažu praranda ryšį su savim, su savo poreikiais, su tuo iš vis jautimu savęs, koks aš esu, nes kadangi
tas metodas vis tiek tai yra biheivoristinis metodas, kuris iš esmės jis vis tiek pabrėžia elgesį ir normatyvinį elgesį kaip siekiamybę. Ir vyksta skatinimai, net jeigu šiais laikais dauguma atsisakė bausmių, bet vis tiek yra kažkokie išoriniai motyvatoriai, primenantis tiesiog tikrai, sakykime, dresūrą, kaip šuniukui duoda skanėstą, tai ten vaikas pasižiūrėjo į akis, aš pasižymiu ir kai jūs surinks tam tikrą skaičių, na, va, tų apdovanojimų, jis galės jau kažką smagaus nuveikti. Ir matau, pavyzdžiui, vaiką, kuris nori va to kažkokio apdovanojimo ir jis tada tiesiog bando visus elgesio modelius ir stebi tą terapeutą, na, vat, kuris atitiks jo lūkestį. Ir va tai yra procesas, kai pamažu autistiškas vaikas praranda ryšį su savim ir tada staiga suaugus mes sakom, kokie jie nereflektyvūs, kaip jie nejaučia savo kūno, savo poreikių, kaip tu juos pajausi, jeigu nuo mažumės esi mokamas ignoruoti ir tiesiog stebėti aplinką, kad ko reikia ir dar tau nurodomi kaip kriterijai, kaip siekiamybė kažkoks visiškai elgesys, kuris tau net nėra prigimtinai būdingas ir sveikas. Tai aš lygiai taip pat, nors neturėjau diagnozės, todėl aš ir nebuvau jokiose apskritai terapijose, apart terapijų, psichologinių terapijų, tai aš pati stebėdama aplinką, gaudama signalus iš jos, aš tiesiog pati stengiausi visaip kaip atitikti. Aš netgi pastebiu, kad netgi tam tikras savistimuliacinis elgesys yra likęs tik labai uždaroje ir privačioje aplinkoje, kur tikrai niekas nemato. Aš sąmoningai nesugalvojau jo slėpti, bet matyt, aš supratau, kad tai nėra pageidaujama. Ir apskritai netgi tas siekis, jau tai subtilesni dalykai, pasiekti tą patį produktyvumo lygį, kaip kiti, nežinau, dirbti 40 valandų per savaitę, mokytis vienu metu daug dalykų ir nors mano protas yra labai monotropiškas, aišku, šitą sąvoką baisiai skamba, bet tai yra, na, paprastai tariant, mano dėmesys eina labai giliai ir į vieną dalyką ir man tikrai jį sunku skaidyti į daugiau dalykų ir mokslininkai tai pastebėjo, kad tai netgi gali nuvesti į perdegimą, aš ir pati jį esu patyrusi ir ne vieną. Tai mano atveju jau ir paauglystėje ir ankstyvoje jaunystėje tuo ir pasireiškė tiesiog ir depresija, ir perdegimu, tas bandymas gyventi vat, pagal tas normas ir ypač kai išvykau į Angliją, kai patyriau labiau pritaikytą universitetą, praktikos vietą, patyriau, kad galima būti savim ir pradėjau save pažinti, mano sveikata kardinaliai pasikeitė. Mano mama tai apibūdino kaip stebuklą. Tai vien iš savo asmeninės patirties aš galiu pasakyti, kad visgi mano atveju tą stebuklą pradėjo kurti sugrįžimas atgal prie savo prigimties ir įsiklausimas į tos savo poreikius, netgi jeigu jie, na, ir netitinka kažkokios daugumos ar švietimo sistemos ar darbo, bet man tai veikia geriau ir matau labai daug ir kitų tokių pavyzdžių. Jungtinėse tautose žmogaus teisių, labai tarptautiniai aplinkoje, aš sutikau daug autistiškų žmonių ir klausiausi ir girdėjau juos, tai mačiau, ką jie kalba, tai netgi labai pažangiose šalise norima juos atversti, va tas padaryti ir netgi jie atsiduria psichiatrinėse ligoninėse ir gydomi psichiatriniam kontekste. Vienas jaunuolis, atsimenu, man sakė šitos terapijos, kurią mes dabar kalbam, behavioristinė, sako, tai iš viso yra torčia, kankinimai. Sako, labai griežtai čia yra kankinimo, nes būtent, ką pati geriausiai apibūdini, kad verčia būti tuo, ko tu neturi būti, ko tu gal nesi ir nebūti, kuo esi. Tai vis tiek, dabar tada, tai ar reikia kažkaip, tai kaip tada daryti, kad būti tuo, kuo esi. Ir čia dabar ateinu į kitą labai konkretų klausimą, nes jau užsiminei, tiesą sakant, ir atsakei, kad vis tiek tampi, vis tiek kuo esi, tada ir esi žmogus, gali visavertiškai, pilnavertiškai gyventi. O ką daryti, kai yra mokykla? Juk autizmo tema turbūt dabar labiausiai aštriausiai pasireiškia, kalbant apie bendrąjį ugdymą. Nes va čia yra lyg tai jau autizmo daug, sakykime, yra nustatoma, jau pasakoma ir iš tikrųjų ir čia kyla aštriausi klausimai.
ir kaip tu juos apibūdintumai? Aš tai įsivaizduoju, kad ta mokykla jinai funkcionuoja savo ritmu, savo tvarką turi ir čia ir kai atsiranda vaikai kitokie, su kitokia truputėlį vidinė tvarka, ką reikia daryti mokyklai, kaip reikia daryti. Labai daug tėvų vaikų, kurie neturi autizmo, daug nerimo, baimės, nori, kad tas vaikas nebūtų jų klasėje. Pedagogai taip pat čia suverčia, vadina tai agresija. Aš tai suprantu, tai nėra vaikai, nėra agresyvūs, yra jų reakcijos į kažką, į jų nepripažinimą, ką daryti mokyklai. Arba gal pati galėtumei, vis tiek turbūt patirčių iš bendro ugdymo mokyklos, kas atsitinka ir ką daryti, mano klausimas. Šiaip jeigu turėčiau tą stebuklingą receptą, atsakymą, tai gal mes jau būtume išsprendę visas švietimo problemas, jeigu toks iš viso egzistuotų, toks paprastas atsakymas labai. Tai aš irgi jo neturiu. Ir aš suprantu, kad tai nėra paprasta, bet tai yra vertinga ir reikalinga apie tai mąstyti, nes, man atrodo, iš to kyla ir mūsų kaip visuomenės apskritai progresas, mūsų toks ir mentaliteto kėlimas, kai mes pradedam suprasti, kad visi turi teisę dalyvauti, gauti švietimą, o ne tik tie, kurie yra patogiausi ir labiausiai atitinka dabartinę švietimo visą sistemą ir tendencijas. Tai taip, tai man atrodo, kad čia tikrai reikia permastyti apskritai, kaip mes organizuojam švietimą, nes mano akimis, aš nesu švietimo specialistė, bet mano akimis jis vis tiek yra orientuotas į tokį suvidurkintą vaiką. Toks, viduriukas, nei ten, nei per daug gabus, nei per daug sunkumų turintis, toks ir tam tikrų būdų, tam tikrą dėmesio tipą turintis, galintis gana greitai jį perkelti nuo skirtingų užduočių. Žodžiu, ir sensoriškai toks, nei per daug jautrus, žodžiu, toks tikrai suvidurkintas vaikas, o autistai, todėl net ir kitiem vaikam, ne visiems ten yra lengva, nes ne visi yra jau tas viduriukas, bet autistiškas vaikas jis yra dar labiau tokioj, mažumoje ir dar kitam krašte. Tai iš tiesų net man sunku taip kažkaip greit atsakyti į šitą klausimą, nes mano asmeninė pozicija, aš ir su mokytojais, ir kai dirbau, ir tekę ir tų pranešimų daryti, man tai labai svarbu pradėti nuo nuostatų, nes aš matau ir esu ir pedagogams tą sakiusi, kurie nuolat iš manęs prašo, tai pasakyk kaip, pasakyk strategiją, pasakyk dabar įrankį, ką man tiksliai paimti ir padaryti. Bet jeigu nėra nuostatos teisingos ir tokio tikrai nuoširdaus noro tą vaiką įtraukti, jis to įrankio net nepanaudos. Ir arba tą įrankį panaudos taip, kad tas vaikas taps dar labiau išskirtas, stigmatizuotas, nes vėlgi pagalvokim, kai yra vienas vaikas klasėje, toksai sėdi su asistente, kiek man teko matyti kažkur kampe klasės, tai ir vaikam jis atrodo kažkoks kitoks ir kažkoks prastesnis, kuriam čia reikia pagalbos, ir tas vaikas apie save irgi saugo su ta nuostata, kad aš kažkoks čia nepakankamas, čia reikia specialios paramos, aš čia sėdžiu kažkur kampe toli nuo kitų. Ir ta kartais tik individuali pagalba, jinai netgi dar tokios stigmos papildomai dar uždeda, kai mes nedirbam iš visų sistema, su bendruomenė, su supratimu, man norėtųsi iš vis matyti daugiau tokių vaikų klasėse, ne po vieną išmėtant, jų neatskirti klasėse, o tiesiog svarstyti, tikrai kaip galim individualizuoti tos procesus, bet ir kartu kaip mes galim kalbėti ir su klase, ir su visa švietimo bendruomenė, mokyklos bendruomenė, keisti nuostatas, suprasti iš vis, man tai tokį pamatinį dalyką, suprasti, kad tai yra jų teisė, tai yra jų prigimtinė teisė, ir jeigu mes atsisakom jiems suteikti pritaikymą, pavyzdžiui, savo klientį prašiau tiesiog, įrašų paskaitų, ir kažkas ten kažkam čia vargas ar panašiai, tai yra jų teisės pažeidimas, tiesiog jų teisės į švietimą pažeidimas. Tai man labai noris pradėti, sakau, nuo paprastų nuostatų ir nueiti vieno to tokio labai individualaus lygmens, kur mes vis tiek atskiriam tą vaiką, kad jis ir yra toj bendrojo ugdymo klasėje. Nežinau, aš manau, iš čia šiaip turi daug daugiau patirties ir gal matėt, kas jau veikia, kažkokių gerų pavyzdžių.
Na, pavyzdžių nežinau, bet vat mano bičiulis, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas. Tikiuosi, kai žiūrės šitą laidą, linkėjimai geriausiai jam. Tikrai yra ta nuostata, noras kurti įtraukią aplinką, visiems užtikrinti Labai dėkoju, kad paminėjai tą teisės aspektą, vaiko teisės aspektą. Čia turbūt fundamentas yra. Vat ką galėtumai pasakyti mokyklų vadovams? Vat ką jiems galbūt mokyklų vadovams, ir aš suprantu, kad už to yra ir autistiškų vaikų tėvai, ir kitų vaikų tėvai, ir pedagogai, ir specialistai bet vat ką vadovams, koks būtų tavo pagrindinė žinutė, kalbant apie autistiškų vaikų įtraukų ugdymą? Žinokit, aš vis tiek noriu grįžti prie teisės, tiesiog pamatinės žmogaus teisės į galimybę dalyvauti tomis pilnomis teisėmis švietime. Aš noriu pasakyti tokį vieną dalyką, kad, na, kaip pasakiau, autistiški žmonės nėra kažkokie atvykėliai iš kitos kultūros. Pavyzdžiui, jeigu aš įeinu į musulmonų mečetę, nebūdama musulmonė, taip aš gerbiu jų kultūrą, jų visas normas ir aš tuo metu, būdama mečetėje, aš prisitaikau, aš nesakau, kad žiūrėkit, aš esu krikščionė, man taip netinka, aš gerbiu jų kultūrą. Bet kai aš grįžtu į savo erdvę, aš toliau būnu taip, kaip aš esu. Su autistiškai žmonėm aš kartais jaučiu, kad žmonės ir tėvai, ir kartais tie patys vadovai, ir šiaip visuomenės nariai taip pat žiūri į mūsų autistiškus žmonės kaip į kažkokios kitos kultūros atstovus. Tarsi tai jūs eikite į savo tą erdvę, galbūt savo mokyklą uždarą ar kažkokią savo bendruomenę ir būkit kaip jums patogu. Bet kai ateinat į mūsų pasaulį, čia toks kalbėjimas iš galios pozicijos, tai prašau prisitaikyti. Aš tikrai esu girdėjęs šitą frazę, bet taigi jūs mažuma, tai jūs turite prisitaikyti. Bet aš labai noriu, kad kai tokios mintys kyla, kad prisimintų, kad mes autistiški žmonės neturim savo planetos, mes neturim savo šalies, savo mečetės ar kažko, kur mes grįšim ir mes esam irgi šios planetos gyventojai ir šitos kultūros. Pavyzdžiui, aš esu lietuvė, aš čia gyvenu ir aš lygiai tokias pačias teisės turiu į gyvenimą čia, švietimą, mokymąsi, darbą. Ir dėl to tai nėra logiška prie kažko taikytis vien todėl, kad gimiau mažumoje. Tai nepadaro manęs kažkaip turinčios prisitaikyti. Tai mano teisė tiek pat svarbi, kiek žmogaus iš daugumos teisė. Jis irgi svarbi, aš nesakau, kad jų teisės nesvarbios. Mūsų žmogaus teisės yra vienodai svarbios. Ir čia aš suprantu, kad yra tas patogumo aspektas, mąstyti, kad man nepatogu, aš esu daugumoje, aš esu privilegijuotas, man nepatogu čia kažką mąstyti ir keisti, bet tai yra privaloma, nes tai yra žmogaus teisė ir jau turim 21 amžiuje eiti į tą kitą truputį mąstymo lygmenį. Teisė visų pirma nepatirti diskriminacijos, būti teisė būti apsaugotam nuo diskriminacijos. Tai nesakai, neturim planetos, bet jum vis dėlto iš galios pozicijų kažkas nori sukurti savas planetas, tai yra specialiasias mokyklas, specialiusius gyvenamosius namus, kur jūs, žinau, pavyzdžiui, Estijoje yra iniciatyva su ES pinigais yra statomi taip vadinami autistų kaimeliai. Ir miesteliai vidury miškų stato, reiškia, tam tikrus pastatus, jie labai gražiai atrodo, naujoviški. Ir ten yra apgyvendinami autistiški žmonės, ten nusiunčiami specialistai, įskaitant psichiatrus, ir kurie kažkaip, būkite jūs ten laimingi, tai jeigu jūs planetos savo sakot neturit, bet jums kažkas sukurti gali ir norėti sukurti. Čia svarbus aspektas, tą planetą, jeigu ją kažkas kuria, tai turi ją apsispręsti kurti patys autistiški žmonės. Tai yra vieninteliai žmonės, kurie gali priimti tą sprendimą, kad jie nori turėti kažkokią savo saugią erdvę. Niekas iš galios pozicijų neturi to sprendimo galėti priimti, nes tai ne apie juos yra ir dažnai po tuo vis tiek slypi toks, noras paprastinti, kad būtų mum galios pozicijoje esantiems patogiau ir nereikėtų čia tiek vargti ir keistis. Tai tas sprendimas, jeigu jis yra priimtas iš autistiškų žmonių, nes ir moksliniai tyrimai absoliučiai viena kryptimi rodo labai didelę svarbą turėjimo bendruomenės. Tai čia faktas. Ir aš pati, kai mokiausi ir Airijoje autistiškų žmonių konsultavimo, mum
tiesiog nuolat kartodavo mūsų pagrindinis lektorius: pirma, ką jūs galit geriausiai padaryt, geriau veiks negu ta jūsų individuali terapija, parodyti jiems bendruomenę. Tai ji yra svarbi, bet tai yra pačių autistiškų žmonių kuriamas dalykas, kurie gali būti saugūs, bet tai nereiškia, kad tai yra vienintelė vieta, kur jie turi būti. Jie turi galėti jausti saugiai taip pat ir už ribų, bet matyti panašius į save yra gerai. Plius turim netgi tokių bendruomenių ten, kad ir Izraelyje, kurios labai primena tokia Neotsmadar, pavyzdžiui, bendruomenė, kurią man taip ir pristatė, kaip tokia labai autistiška bendruomenė. Ten visos tos rutinos, net kalbėjimo visas manierizmas, toks labai taupimas žodžių, energijos ir nerodymas ten santykių viešai. Ir labai daug tokių aspektų, bet tai yra žmonės, kurie jie nori taip gyventi ir jie yra kažkur netgi yra atsiskyrę. Bet žodžiu, noriu tiesiog pasakyti, kad tai yra, jeigu tai yra, tai turi ateiti sprendimas iš autistiškų žmonių ir tai neturi būti vienintelė saugi vieta jiems būti. Man čia kyla analogija su kurčiųjų bendruomenė, kurie turi savo kultūrą, savo kalbą ir jie tikrai, tai yra jų teisė ir jų teisė turėti savo kultūrą, savo bendruomenę, savo kalbą, bet tai kas visiškai nenumano jų atskirties, segregacijos į, tarkim, kurčiųjų miestelius ir kaimelius, kas, sakykim, tarkim, su neregiais, aklaisiais ir buvo iš sovietinių laikų, ką mes esam paveldėję. Dabar norėčiau apie savokas trumpai tokį klausimą, tokią truputėlį pakeisti perspektyvą. Ar mes naudojam autistiški žmonės, ar naudojam ir autistai? Tai prašau truputėlį patarti, kaip iš tikrųjų, kaip pavadinti žmonės, nes tas klausimas kyla ir kurie ir žmogaus teisėse dirba, irgi dar vakar turėjau tokį susitikimą, irgi klausia, kaip vadinti ten, tai pačios koks būtų siūlymas, kaip vadinti žmonės. Ir antras, iš karto apie savokas, iš karto į kitą klausimą, iš to tada prašysiu išeiti. Vis dėlto mes turime autizmas ar ne, dar yra autizmo spektro sutrikimai ir yra neuroįvairovė. Tai kaip vadinti žmonės, toliau ką veikti su savoka, jo labiau angliškai disorders yra baisiau skamba, autizmo spektro sutrikimai ir yra neuroįvairovė. Kaip susigaudyti savokose? Vėl grįžti prie to, ką šiaip jau sakiau, tai iš pradžių žiūrėti, o ką sako patys autistiški asmenys, kaip jie nori būti apibūdinami. Tai yra lengviausia, kai nori nepasiklysti, nes aš esu mačius net oficialių rekomendacijų, kurios yra klaidingos. Ir netaip senai teko matyti ir tos klaidingos rekomendacijos ateina, kai mes neatsiklausiam autistiškų žmonių. O kadangi jau turim ir mokslinių duomenų, tai nėra, kur yra apklausta tikrai dideli kiekiai, tai nėra kažkoks vienas žmogus, ką pasakė. Tai vis tiek jau yra sutariama, yra bendrai pasaulio mastu sutariama, kad mes naudojam tą identiteto pirmumo kalbą, nes tai pasirinko patys autistiški žmonės. Aišku, kad ne 100% pažymi, kad taip, normalu, bet tai yra dauguma. Todėl, kai kalbam bendrai, vis tiek gerbiam tai, kad autistiškumą nemaža dalis bendruomenės patiria kaip svarbią identiteto dalį. Tai, kas nuspalvina jų patirtį visomis prasmėmis, o ne kažkas, ką gali ten išgydyti, ar kažkoks ten tavo priedėlis. Tai todėl taip mes vartojam žodį autistiški, o ne žmogus ten su autizmu, turintis autizmą ir tuo labiau ne medicininę kalbą, ne turintis autizmo spektro sutrikimą. Bet kartu, jeigu netyčia ir psichologai klausytų, bet čia ne tik psichologams, čia jau iš mano perspektyvos kaip psichologės, mes turim tą, kad individualaus žmogaus sprendimą taip pat gerbiam. Pavyzdžiui, jeigu individualus žmogus, su kuriuo aš bendrauju, man ateina ir pasako, kad aš nenoriu termino autistiškas. Šiuo metu aš kitaip patiriu savo tą autistiškumą ir aš kitaip jį suprantu, aš visiškai gerbiu tai, kur šiuo metu žmogus yra ir nebandau ten kažkaip perkalbėti ar per prievartą naudoti. Tai todėl sakau, yra du dalykai. Bendrai, kai mes kalbam tikrai tik identiteto pirmumo kalba autistiški, bet kartu, kai kalbat asmeniškai, reikia vis tiek gerbti žmogų, kuris šiuo metu yra, taip, ir kaip jis nori būti vadinamas. O kaip dėl neuroįvairovės savokos? Kas tai yra, ką tai reiškia? Ir kaip tai siejasi su autizmu? Tai neuroįvairovė, kiek stebiu viešą erdvę, tai vienas labiausiai klaidingai vartojamų terminų ir tai labai smarkiai įsivažiuoja
konferencijose, viešojoje komunikacijoje ir panašiai. Ir mes čia turim tokią truputį riziką, jeigu va to nestabdysim, todėl smagu, kad paklausit. Vėl kurti naują atskirties formą per kalbą. Nes neuroįvairovė, va, bazinė idėja šito koncepto yra tokia kilusi iš biologinės įvairovės, kad tiesiog žmonės, kaip yra biologinė įvairovė, taip žmonės yra neurologiškai įvairūs. Nu, visų smegenys veikia skirtingai ir panašiai. Ir neuroįvairovė apibūdina visą žmoniją. Tai tiesiog va tą žmonijos tokį skirtingumą, o ne kažkokią vieną grupę. Tai va šitą noriu pabrėžti, kad neuroįvairovė nėra ta viena grupė, pavyzdžiui, autistiški, su Tureto sindromu ir panašiai. Neuroįvairovė visiškai apie visą žmoniją ir jos neurologinę įvairovę. Ir kai mes terminą neuroįvairovę pradedam taikyti kalbėdami tik apie autistiškus žmones arba ADHD ir kitus skirtingumus, į kur mes einam, mes vėl atskiriam ir padarom jie ir mes tokią va atskirtį, kad na čia yra jie neuroįvairūs ir esam mes kažkokie neurotipiški, o iš tiesų tai visi esam mes toje neuroįvairovėje, visų smegenys kažkaip veikia, todėl labiau vartojam terminą, jeigu norim išskirti, pabrėžti tam tokį nugalinimą tam tikrą autistiškų žmonių ir kitų panašių, mes suvartojam terminą neuroskirtingi. Dar girdėjau neurodiversiški, kiti sako ten neurokitoniški, neturim nusistovėjusio vertimo. Bet šitą tikrai reikia atskirti, kad žmonėm į galvą tas nusėstų po truputį, kad neuroįvairovė yra apie mus visus, o ne tik apie, pavyzdžiui, autistiškus žmones. Ir tai šiek tiek padės mus... Dabar jau labai sinonimiškai naudojami tie terminai. Kaip atrodo, jeigu sakau neuroįvairovė, tai lyg tai reiškia iš karto jau ir autizmą, ar ne? Bet tai tikrai nėra tai, ką aš girdžiu, ne? Ne, tikrai ne. Ir tai yra išvis skėtinis terminas. Ir tas ir neuroskirtingumas, jis apima ir kitus tuos skirtingumus. Tai... Gerai, einam toliau ir man atrodo, mūsų diskusija dar labiau sunkės, nes mes ateinam, aš turiu bičiulių. Aš turiu labai gerą bičiulė, jinai Marija Rabatel, Prancūzijos kandidatė Jungtinių tautų asmenų su negalia teisių komitetą, bet labai gaila jinai nebuvo išrinkta. Ir jinai aiškiai save pozicionuoja vienareikšmiai, aš esu su negalia. Autizmas yra negalios dalis ir jinai patyrusi dėl savo autizmo labai daug kliučių, įskaitant, ką jinai kalba, seksualinę prievartą artimojo aplinkoje. Ką jinai patyrusi, jinai buvo ne psichiatriniai, bet buvo globos institucijoje bent 5 metus buvo, vien dėl to, kad jinai yra tokia, kitokia. Ir jinai kūrusi jinai viešai apie tai kalba, yra dokumentinis filmas ir jinai kūrusi paramos moterims ir mergaitėms patyrusiams seksualinę prievartą, autistiškoms moterims, reiškia, organizacija Prancūzijoje. Ir turiu taip pat kito žmogaus, jis yra Tulūzos universiteto profesorius Eric Durus, kuris man atsiuntė savo knygą, kuris pasakoja apie save. Ir jis irgi aiškiai įvardė, ir aš dar su juo bendravau, susirašėm, kad autizmas yra labai aiškiai negalios, sakykime, kontinuumo, reiškia kažkokia dalis, autizmas yra neatsiejamai dėl tų kliučių ir nepritaikymų, dėl ko žmogus susiduria, dėl savo tapatybės. Ir tai kaip pati sietumei autizmą ir ar tu sieji autizmą kaip negalį, nes kažkas sako, arba kažkas va dabar pačią paklausęs pasakytų, oi ne, kokia čia negalė, ar ne, arba kur ta negalia. Tai ar autizmas kaip koreliuoja, arba kaip persidengia arba nepersidengia autizmas ir negalia? Tai aš irgi esu šitoje stovykloje, kaip ir jūsų minėti žmonės, kurie sako, kad autizmas yra negalia. Ir aš iš tiesų labai asmeniškai džiaugiuosi, kad prieš maždaug 1,5 metų ar daugiau man pagaliau ir Lietuvoje formaliai buvo pripažinta negalia ir aš turiu ir pažymėjimą. Ir man tai yra labai labai svarbus įvykis, kai aš pagaliau jaučiuosi, kad mano paramos poreikiai pagaliau buvo pamatyti ir netgi iš dalies ir nemažos dalies yra atliepti. Nes aš pagaliau sulaukiau pagalbos ir kas mano gyvenimo kokybę labai stipriai keičia. Tai man yra labai svarbu, bet ką aš matau viešoje erdvėje ir ta diskusija, ji tikrai yra, nes jeigu taip kalbant bendrai, dėl medicininės kalbos sutrikimo,
nu, mes jau esame įpratę ir mes taip nekalbam. Čia yra toks labiau sutarimo dalykas, bet apie negalią tai yra diskusija, bet bent aš asmeniškai, kaip aš ją matau ir teko kalbėtis, pavyzdžiui, vat Anglijoje, kai dirbau, kolega, doktorantas, vat labai žymaus mokslininko Damiano Miltono studentas, jis pats sakė, aš nematau autizmo kaip negalios, arba kitas labai žymus aktyvistas Australijoje, autistiškas, jis irgi net padarė video, sakydamas, kad autizmas nėra negalia. Ir kai aš klausau, ką jie sako, tai aš girdžiu, kad mano manimu, tai jie kalba apie autizmą kaip negalią, tik terminą kitaip supranta, pavyzdžiui, negu aš. Nes yra kažkokios asociacijos su negalios terminu labai neigiamos ir jiem tai siejasi, kad na, jie į tai žiūri kaip į sutrikimą iš tokios, medicininės labai pusės ir tada nori nuo jo nusitolinti. Nekalba apie tą aplinkos aspektą. Nes tiek ir va tas mano kolega iš Jungtinės karalystės, jis sako, na ne, mes neturim negalios, mes esam visuomenės nugalinti. Na, taip, iš tos... Disabled. Taip, Galinti. taip, būtent angliškai šitą žodį ir pavartoja disabled. Ir iš mano pozicijos aš dėl to ir jaučiuosi, pavyzdžiui, turinti negalią. Todėl, kad tiesiog aplinkoje yra tam tikri barjerai, kurie sukuria tą negalią. Tai, nu, vat iš mano perspektyvos. Ir pavyzdžiui, net tokie pavyzdžiai, kaip tas australų aktyvistas pateikė ir man kažkaip su juo norisi padiskutuoti, kaip jis sako, aš važiuoju į universitetus, paprašau studentų, pakelkit ranką, kas nešioja akinius, pakelia ir kas jaučiat, kad dėl to turit negalią. Na ir sako, niekas nepakelia rankos ir aš jiems sakau, nu tai va, ir autizmas nėra negalia. Bet mano tai pirma mintis, ar akiniai tikrai yra toks stigmatizuojantis dalykas, tiesiog mes esame absoliučiai įpratę ir darbose, ir universitete, ir mokykloje, niekas tau neliepia rašant egzaminą nusimti akinius. Nes autizmo atveju, jeigu paimsim akinius kaip metaforą, autistiškus barjerus ir sunkumus, tai mūsų atveju mūsų prašo tos akinius nusimti. Ir dėl to tai tampa negalia. Ir dėl to mes negalim čia tokių pavyzdžių duoti. Ir man atrodo, kad diskusija, bent kiek aš matau viešoje erdvėje, ji ne apie tai, ar čia negalia ar negalia, ji apie tai, kad mes skirtingai suprantam sąvokas tiesiog. Bet vėl vartojama būtų žodis stigma, ar ne? Ir stigma tai yra gėdinga, ar ne? Norisi neturėti tos gėdingos, lyg ir, pirma reakcija, aš neturiu negalios, aš esu tada kitoks, ar ne? Tai lyg tai irgi noras kaip ir autistas, ar tai gali būti autistas, autistiškas, gali būti ir neša tą gėdingumo ženklą, lyg ir a priorinė visuomenė ir kaip ir negalia. Pasakyti, kad aš esu su negalia, tai yra, pagal tą patį Goffmano teorijos, ar ne, kad reiškia, toj pat būsi tau priskirta gėdingumo kažkokia, tai kurį labai labai sunku atsikratyti paskui. Ir va, kaip tada, pati ką kalbi, tai kalbi apie tapatybę ir tapatybės pripažinimą, bet jau čia ko nebėra jau šito gėdingumo aspekto, kad ir netgi mes turime labai aiškią kryptį, jau Lietuvoje tą mes irgi turime, vadinamai disability pride. Mes esam tokie. Vat kaip galėtume pati susėti, arba tą disability pride, ne tai, kad didžiavimas čia ne puikybės momentas yra, čia ne savęs iškelimo yra momentas. Tiesiog aš esu toks ir tiesiog ir aš kitaip ir negaliu būti ir tuo, ko esu, ir aš to, kaip dabar išversti, nedidžiuojuosi, ne save iškeliu aukščiau virš kitų, bet aš esu dalis visuomenės įvairovės, dalis žmonijos įvairovės ir noriu pripažinimo. Lygiateisio, lygiaverčio pripažinimo. Man tai va šitas pasididžiavimas, man irgi atrodo, kad ten yra labai daug tokių klaidingų visuomenės irgi nuostatų ir supratimo apie tai, nes būtent, ką jūs ir sakėte, tai nėra apie tai, kad, koks aš šaunus ir nuostabus, kaip tik tai kilo iš to, kad noro, kad žmonės pamatytų, kad, man viskas yra gerai su tuo, bet koks aš esu, bet aš noriu, kad sistema mane matytų, visuomenė mane matytų, pripažintų mano teisės ir sudarytų man sąlygas gyventi ir dalyvauti lygiai su visais kitais. Tai bet šitas momentas dažnai yra pražiūrimas ir va čia labai noriu svarbų dalyką paminėti, nes mes tada labai supaprastinam diskusiją iki autistiškumo kaip
paprasto skirtingumo, kitoniškumo. Nu, čia tiesiog kitoks žmogus. Tai kam čia tų etikečių, kam čia tų pagalbų, tegu jis vat būna toks tiesiog kitoks. Ir yra lietuviškai, net nežinau kaip versti, nes angliškai turim tą terminą neurodiversity light. Tai kas reiškia tokia supaprastinta neuroįvairovės idėja, kai mes pabrėžiam tik apie kitoniškumą, apie skirtingumą, dar papasakojam, kaip nuostabiai, kokia gera atmintis, kaip detalės gerai mato, kad nes kitaip neturi teisės dalyvauti, pavyzdžiui, darbo rinkoje, jeigu neparduosi to autistiškumo. Arba kalba netgi tokias akcijas, kaip mačiau, gavau diagnozę, supratau save, man čia viskas palengvėja. Bet absoliučiai nekalbam apie sisteminės problemas, apie sunkumus, apie diskriminaciją, o toksai romantizuotas menininko kitoniškumas. Ir tai nėra gerai, nes būtent tai yra ta supaprastinta neuroįvairovė, kuri neatlieka tikrosios funkcijos, apie ką iš vis yra neuroįvairovės judėjimas ir apie ką yra tas pats praidas, pasididžiavimas. Tai nėra tiesiog koks aš fainas, smagus ir žiūrėkit į mane, o taip tai yra apie aš esu, žodžiu, lygiateisis šios visuomenės narys. Na, Indre, labai gerai pašnekėm, bet aš dar turiu 2 klausimus. Vienas, man atrodo, labai sunkus, o kitas bus labai lengvas. O gal, nežinau, bus matyti. Ta sunkus apie tai, kad kalbant vis tiek, kodėl ir negalios momentas yra labai čia svarbus, liekant prie negalios ar ne, tai yra tai, kad vis tiek autistiškų žmonių tarpe yra intelektinių gebėjimų diapazonas, jis yra labai stiprus, jis labai polarizuotas yra. Yra daug žmonių, kurie gali turėti stiprią intelekto negalę, stiprius kognityvinius kažkokius tai sutrikimus. Šalia to gali būti žmonės su labai ypač stipriais. Man teko taip pat Jungtinių tautų sutikti žmonės, kurie baigė nuostabiausius universitetus, jie gali būti labai stiprių autistiškų bruožų, bet šalia to turi ypatingai aukštą intelektą. Kaip tai mums, kaip, ne tai kad suprasti, bet ką tai, ne tai ką reiškia, bet ką galėtume tuo klausimu pasakyti? Man pirma mintis kyla tai apie tai, kad pradedama ir literatūrai kalbėti apie autizmus, apie kaip autizmą kaip daugiskaitą, apie ne autizmo bendruomenę vieną, bet autizmai, bet pabrėžiant tą vidinės grupės įvairovę. Kas irgi visai svarbu žmonėms suprasti, kad yra tam tikri skirtumai ne tik tarp grupių, bet ir ta vidinė grupė irgi turi labai didelį įvairovę. Ir aš pati, pavyzdžiui, kai dirbu su autistiškų žmonių grupėmis ir jeigu dirbu su neautistišku, tiesą sakant, man yra daug lengviau su neautistišku iš tos pusės, kad man jie yra vienodesni, jie komunikuoja panašiau, jie informaciją supranta panašiau ir aš tiesiog vienu kažkokiu būdu būnu, man nereikia daug mąstyti. Su autistiškais jie labai skirtingai patiria sensorinę aplinką, jie labai skirtingai komunikuoja, kažkas duoda labai daug detalių ir ten nenutrūkstamas toksai eina tikrai visas srautas, kiti kaip tik jie taip labai lėtai po kelis žodžius ir jiem, žodžiu, dar turi kitokius poreikius. Kažkas turi situacinį mutizmą, kam staiga dėl nerimo tiesiog nepavyksta net apskritai pasisakyti, o kažkas išvis naudoja alternatyvią komunikacijos formą ir aišku, čia yra liūdnesnė dalis, nes aš tai manau, kad čia yra daug žmogaus teisių pažeidimų, mes nesuteikiam pakankamai galimybių jiems išvis komunikuoti, tai yra labai 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 blogai. Ir tada dar kartais ta intelekto negalia ten net nėra tokia jau stipri, kartais jos išvis net nebūtinai jinai ten yra, bet yra neužtikrinta teisė į komunikaciją savo patogiu būdu ir tada mes nurašome, kad tas žmogus yra kažkoks negebantis, nepakankamai protingas, tai dar visų pirma dar šitą reiktų išspręsti zoną. Tai ta įvairovė tikrai ji yra ir turbūt čia ir kai aš kalbu ir kiti autistiški žmonės, kurie neturi intelekto negalios, kurie dalinosi, mums tikrai kažkaip svarbu nepamiršti ir pagalvoti, kaip stengtis reprezentuoti kuo tą įvairesnį spektrą, nepamiršti apie tas problemas nekalbančių žmonių su intelekto negalia irgi jas paminėti, bet man ta pirmutinė vis tiek, sakau, yra komunikacijos, nesuteikta teisė į komunikaciją, dėl to mes turim tokį, čia žinote ir kitiem, kaip tą presume competence angliškai, kad
ką tu bematytum, kaip tau beatrodytų, visų pirma, daryk prielaidą, kad tas žmogus yra pakankamai kompetentingas. Ir čia turim pavyzdžių, ar ne, ir iš Kembridžo profesorius, kuris tik 18 metų išmoko skaityti, rašyti, 11 metų prakalbo. Ir dėl to, kad buvo žmonės, tai jo mama ir pasitaikė švietimo sistemoje, kas nenurašė, daugelis nurašė, kad jis nesugebės ir jo nereikia mokyti, jam nereikia sudaryti sąlygų, buvo kas nenurašė ir jis savo laiku pradėjo ir skaityti, ir rašyti, ir jokios ten tos intelekto negalios nebuvo. Ir mano dėstytojas, kai mokiausi Anglijoje, jis iš Australijos yra aktyvistas, jis irgi mums dalinosi, kad jam net buvo intelekto negalia nustatyta vaikystėje. Ir staiga paaiškėjo, jis 38 tik pabaigė 11-12 klasę, tada įstojo į doktorantūrą, dabar yra tyrėjas. Tai aš nesakau, kad visa intelekto negalia nėra intelekto negalia. Yra ir realios intelekto negalios ir mes irgi neturim iš jų turėti lūkesčio padaryti profesoriais, aktyvistais, tyrėjais. Reikia irgi tiesiog jausti jų tas galimybės, nenurašyti, bet ir nereikalauti ir nerealistiškų dalykų. Tiesiog priimti jų tą buvimo būdą, koks jis yra ir padėti jiem lavintis jų ribose. Bet tiesiog sakau, yra ir dar ta kita tokia pilkoji zona. Ir paskutinis galbūt klausimas pabaigai. Jungtinių tautų asmenų su negalia teisių konvencija vis dėlto sutarėm, kad autizmas patenka į negalios temą ir autizmas realiai tampa specifiškiau apsaugotas kaip žmogaus teisių, žmogaus teisių srities dalykas tampa apsaugotas būtent per šitą konvenciją, nes ten atsiranda jis ir Jungtinių tautų asmenų su negalia teisių konvencija. Ir ten yra sakoma, negalia, kad ar valstybių pareiga, reiškia, yra skatinti, padėti atsiskleisti esamam arba galimam žmonių su negalia potencialui ir skatinti žmonių vertę visuomeniai. Kas tas yra autistiškų žmonių potencialas, gal atskleistas, potencialas ir vertė ir galimas indėlis į visuomenę? Kaip jį pati apibūdintumei? Čia jau mano labai asmeninė nuostata, gal net galėsit papildyti ar turėsit kažkokį kitą matymą, bet kai šitą klausimą gaunu, tai aš labai noriu atsiriboti vėl nuo tų pasakojimų, kokia gera atmintis ir koks didelis dėmesys detalėm, nes per šitą naratyvą aš matau tikrai daug vėl eilinis būdas stigmatizuoti ir, žodžiu, kelti sąlygą, kada tu būsi vertingas. Jeigu turėsi mums ką labai tokio pasiūlyti ir vėl viskas šiaip apie tą tokią ekonomiką, kad mūsų versle kažkaip našiau čia mums viskas eitųsi, tai vėl apie tą pelną, apie tą produktyvumą, apie vėl tos visus normatyvinius lūkesčius. Tai aš asmeniškai nuo šito vertingumo apibūdinimo aš absoliučiai atsiriboju ir esu labai atsargi, ypač ką tik kalbėjom apie įvairovę ir kad yra ir intelekto negalia, yra ten, ir ne tik tai, dar būna ir dar šalia daugiau dalykų. Tai jokių normatyvinių ten produktyvumo kriterijų nenoriu pabrėžti ir aptarti, man vertė yra visai kitur. Tai vertė yra, man tai mum kaip žmonijai, visų pirma, tai yra tas kitoniškumas, tas, kaip viena autistiška mokslininkė apibūdino, kaip periferiniai tam tikri protai, kurie mums yra reikalingi, yra tie žmonės, kurie yra orientuoti į stabilumą ir jų mums irgi reikia, kurie užtikrina, kad mūsų pasaulis nesugriūtų ir jų mums irgi reikia, bet mums reikia ir šitų periferinių protų, šitų, kurie kitaip tą pasaulį patiria ir jie atneša tą vertę, visų pirma, jie tikrai plečia mūsų mąstymą, kas yra vertinga, man atrodo, mes ir labai kaip žmonės ir moraliai ir etiškai augome, kai turime galimybę permąstyti iš vis labai daug dalykų apie tai, ką reiškia turėti teisę dalyvauti, kada tu čia turi tą teisę, ar reikia iš viso kelti sąlygas galėjimui dalyvauti visuomenėje, tai mes kaip žmonija augam ne iš to kažkokio produktyvumo, ne ten pelno kažkokia prasme, bet labai tokia mentalinė, moralinė prasme ir kartu labai atveriam, tiesiog plečia matymą apie tai, kad žmonės gali būti skirtingi, jie gali mokyti skirtingai ir su to viskas yra gerai, jie gali kalbėti skirtingai, nebūtinai žodinė kalba yra ta geriausia kalba, ji yra vienas iš būdų komunikuoti. Taip, žmonės labai įvairiai gali dirbti ir aš tikrai manau, kad visuomeniai tai yra dovana
išplėsti matymą. Mums yra dovana, Indre, tave šiandien turėti. Labai ačiū. Aš eilinį kartą, kiek mes bendravom, kiekvieną kartą labai praturtėjau ir tikiuosi, kad ir tie, kurie klausė mus, žiūrėjo mus, irgi taip pat nemažiau praturtėjo. Ir gal, Indre, gal ko nors nepaklausiu? Gal ko nors norėtumai pridėti? Yra. Dabar, vat, kadangi mes kalbėjom apie intelektą, negalią, tai aš labai noriu pakalbėti labai bent jau trumpai apie tą vieną kitą kraštutinumą, kai yra itin aukštas intelektas. Minėjote savo ir pažįstamą prancūzą kolegą Eric Derius, kurio knygą aš taip pat skaičiau. Ir man iš tiesų gaila, kad ji tik prancūzų kalba ir negaliu jos rekomenduoti plačiau, nes tai irgi labai vertingas patyrimas žmogaus, kuris šalia autistiškumo turi tikrai aukštą intelektą ir jis yra ir įvertintas, jis pats žino, kad jis toks, tai turi, bet kartu jis kalba, jis paneigia tą mitą, kas dažnai bandoma supaprastinti, kad jeigu yra aukštas intelektas, tai kompensuoja sunkumus. Ir šito žodžio aš tikrai kviesčiau tiesiog atsisakyti. Ką tai gali padaryti? Tai gali paslėpti sunkumus, bet jie egzistuoja. Jie tiesiog tampa ta negalia dar labiau nematoma. Ir ką pats aprašė ir Eric Derius savo knygoje, prancūziška ta labai gera sąvoka, kurios nežinau tiksliai kaip išversti, sur adaptation, prancūziškai, kur toks virš adaptacijos, kad jis ne tai, kad adaptuojasi su tuo savo intelektu, bet jis perteklinai stengiasi adaptuotis ir iš to jis apibūdina tą visą kelionę link savo tokio ir tapatumo, supratimo, irgi daug kančios joje, taip pat pervargimo ir visko. Kas siunčia tą žinutę, kad neapsigaukim. Jeigu jūs matote aukštą intelekto autistišką žmogų, tai taip, galimai jo sunkumai gali būti daug sunkiau pastebimi, bet ne todėl, kad kompensuoja ir nebelieka sunkumo, o todėl, kad tiesiog paslėpia ir ta kančia tampa labiau vidinė, dar labiau nematoma. Tai ir šitą aspektą, manau, svarbu nepamiršti. Indre, labai labai ačiū. Labai dėkingi universiteto bendruomenė, fakulteto bendruomenė už šitą šansą išgirsti pačią patirtį ir pasidalinimą. Man rodo, labai labai daug sužinom ir labai praturtėjom. Ačiū. Ačiū už galimybę kalbėti plačiau.